Sveiki visi, šiandien neįprastai visiškai sveikinuosi su jumis iš bulvių lauko. Kodėl iš bulvių? Todėl, kad Syngenta kažkada turėjusi pilną visiškai technologiją. Nuo auginimo pradžios iki pabaigos. Dabar keletą metų buvom nuskriausti, nes ES politika buvo uždraudus mūsų veikliąsias medžiagas ir mes neturėjom daug produktų. Tai šiais metais Syngenta grįžo su nauju produktu Evagio Forte, būtent bulvių apsaugai nuo maro. Ir atsivežiau Arnoldą į laukus pasišnekint, papasakok Arnoldai, naujas produktas, kuom ypatingas, kas per veiklios medžiagos, viską iš eilės. Evagio Forte tai yra fungicidas, kuris turi dvi veikliąsias medžiagas, viena iš jų mandipropamidas, kita amisulbromas. Tai produktas yra kontaktinio translaminarinio veikimo, tai tokia jo kompozicija, ir jo panaudojimo tarpsnis, dabar yra žydėjimo pradžia, tai praktiškai ateina laikas, priklausomai nuo ūkio, bet ateina laikas, kai naudoti po sisteminio naudoti kontaktinius fungicidus nuo maro, tai Evagio Forte kaip tik tinka labai čia. Ir, sakykime, nubėgant į sezono pabaigą, kai norime apsaugoti nuo zoosporų, apsaugoti bulvių gumbus pačius nuo maro, tai galime net ir tenai jį įkombinuoti, tenai jį pastatyti ir apsaugoti. Į paskutinius purškimus, jeigu norim apsaugoti bulves nuo gumbų maro, tas yra svarbu, kad tai labai tinka. Tai jeigu taip žiūrint, tai yra naudojimas nuo žiedyno formavimo pradžios iki uogų susiraukšlėjimo. Tai dabar technologijai bulvių Evagio Forte galiu naudoti 2 kartus. Evagio Forte pagal etiketę galima naudoti 3 kartus, 6 dienų intervalų ir paskutinis purškimas, jeigu šnekam apie paskutinį purškimą apsaugant gumbus nuo zoosporų infekcijos, tai būtų, sakykime, 3 kartai, bet 7 dienos iki derliaus nuėmimo. Jeigu paskutinis purškimas, tai 7 dienos iki derliaus nuėmimo. Kiek aš žinau, Revustopas yra mūsų sisteminis, tai reiškia, prieš tai galima buvo naudoti Revustopą. O dabar jau perinam prie Evagio Forte. Mes šiandien turim 2 produktus. Evagio Forte kaip kontaktinį, translaminarinį, sakykime, nuo apsaugant vien tik tai nuo bulvių maro ir nuo zoosporų infekcijos paskutiniais purškimai. O Revustopas tai puikiausiai įsipiešia į tą visą technologiją, jeigu norim apsaugoti nuo sausligės ir nuo maro. Ar Evagio Forte veikliosios medžiagos, jos jau žinomos Lietuvoje, ar tai yra naujiena, kaip yra su jom? Veiklios medžiagos yra žinomos, mandipropamidas yra žinomas iš pirmos Revuso registracijos, kai buvo solo produktas, pats amisulbromas Lietuvoje įeina į keletą kitų fungicidų sudėtį, bet reikia džiaugtis tuo, kad Evagio Forte mes galim pasiūlyti ūkininkui naują kombinaciją, naują formulaciją, naują sudėtį, tam, kad ūkininkas galėtų, sakykime, turėti didesnį pasirinkimą, platesnį pasirinkimą apsaugoti bulves nuo maro. Kai yra sukuriami produktai iš naujų, iš gerai žinomų veiklių medžiagų padaroma nauja formulacija, tuom reikia džiaugtis, kadangi daržininkams, šiuo atveju bulvininkams, mes galim pasiūlyti tokį fungicidą kaip Evagio Forte. Tai nupurškęs su Evagio Forte mandipropamidas, jisai didžiąja dalimi patenka, sakykime, į vaškinį sluoksnį, nemaža dalis patenka į vidų ir taip translaminariniu būdu juda į apatinę lapo pusę, tai apsaugo apatinę lapo pusę. Tas yra svarbu, jau tokia dviguba apsauga. Taip kad, o įsigyti, tai Baltic Agro, manau, tikrai yra daržininkų draugas, turi plačią paletę produktų, tame tarpe Evagio Forte jie atstovauja, tai yra pats laikas įsigyti ir naudoti. Tai ką, brangieji bulvių augintojai, turim pagaliau dar vieną produktą jūsų technologijos bulvių apsaugai nuo ligų. Labai gaila, kad šiai dienai mes negalime pasiūlyti to individualiams augintojams ar mažiesiems augintojams, bet čia yra įstatymai. O šiaip bulvės pradeda žydėti, Evagio Forte važiuojam ir saugom bulves nuo maro, nes orai šiai dienai yra labai palankus bulvių maro plitimui. Kreipkitės į Baltic Agro ir sėkmės auginant bulves.